Sveiki, esu Aušrinė ir šią akademiją įkūriau su didžiulė viltimi prisidėti prie Lietuvos gyventojų psichologinės ir emocinės sveikatos gerinimo. Esu Julija, dirbu su neuroedukacija ir jos metodais. Manau, kad visi darbdaviai trokšta, kad jų darbuotojai jaustųsi patenkinti savo darbo vietomis, kad būtų motyvuoti, produktyvūs ir sėkmingi darbuotojai. Tačiau ką daryti, kaip elgtis, kad būtų taip. Mes padedame įmonių darbuotojams atsigręžti į save ir sustiprinti savo emocinį ir socialinį kapitalą. Pamatai tai yra emocinis ir socialinis intelektas. Sienos tai profesinės kompetencijos, kurias žmogus sėkmingai taiko arba netaiko, tik tuo atveju, jeigu jo pamatai yra tvirti. Stogas tai yra misija, vizija ir vertybių zona. O kartu sudėjus šitas namas, tai yra žmogus gebantis 100% prisiimti atsakomybę už savo mintis, žodžius ir veiksmus. Dar viena iš patyriminių dirbtuvių naudų yra tai, kad žmogus išeina su dažniau gyvenime darymu ne iš reikia, o iš noriu. Kad jūsų darbuotojas gebėtų prisiimti 100% atsakomybę už savo mintis, žodžius ir veiksmus, o kartu vestų jūs ir jūsų įmonę į sėkmę.